Sveiki dar sykį. Taip, tai šiandien šioje salėje bus tokia kaip tech demo salė. Aš daugiau kalbėsiu iš techninės pusės. Ir pirmiausia, taigi, kodėl tos paslaugos yra tokios svarbios. Tai būtent kokios paslaugos yra. Tai yra supportas, yra cyber security paslaugos, yra penetration testingas, yra tos vadinamosios help check sesijos, kai reikia pagelbėti būtent patikrinti, ar iš saugumo pusės yra tvarkoje ir tas pažeidžiamas vietas susirasti ir galbūt jas kartu užkardyti, kol dar per jas nebuvo įsibrauta. Ir tos paslaugos pačios, kodėl jos yra svarbios, tai pirmiausiai vykdėme apklausą, tai apklausa buvo atlikta Prancūzijoje, Amerikoje ir Lenkijoje, tai buvo užsakytas būtent ESETO pats tyrimas. Ir po apklausos paaiškėjo, kad 21% apklaustųjų naudojasi paslaugomis arba jomis planuoja naudotis. Tai paskui 68% yra tie iš apklausos dalyvių, tai norėtų, kad gamintojas apskritai atliktų tą degimą, nes jisai išmano tą sritį, žino, kaip ten susidegė, kodėl nesusidegė, kokią versiją sudėkti, gal ten klientas naudojasi senesnę versiją operacinės sistemos, tuomet reikia, kodėl nesusidegė naujausia. Na ir va tokių visokių peripetijų galime mes jų išvengti ir sklandžiai kartu su gamintojo būtent atstovų išspręsti tas problemas ir jas kartu ir susidiegti. 75% iš apklaustųjų pageidautų, kad be techninės pagalbos galėtų gauti konsultacijas bei reagavimo incidentus paslaugas. Tai reiškia, kad ne vien tik tai, jeigu aš degiu ir man diegiant nepavyksta sudiegti saugumo sprendimo į darbo vietą į serverį, tai aš tuo pačiu ir noriu gauti, ar pas mane tame kompiuteryje, kuriame vyksta, ar nėra kažkokių neaiškių prisijungimų, ar nėra kažkokių išorinių komunikacijų, kaip vyksta tas jungimasis, galbūt kažkokia administratoriaus paskyra veikia kaip servisas ir jis per API komunikuoja su trečiosiomis šalimis. Tai va, tai koks yra mano situacija įmonės tinkle ir ar nėra kažkokių jau vykstančių incidentų, kurių vienas iš požymių būtų jau kažkokia vykdoma žvalgyba mano tinkle. Ir iš apklaustųjų 87% prašo, kad paslaugos pačios, ypatingai kibernetinio saugumo paslaugos, kad jos būtų 24/7, tai kad būtų visą laiką, tik aišku, kitas yra klausimas, ar įmonė turi atstovą, jeigu vyksta incidentas, nuspręsti, ar mes izoliuojam sistemas, pavyzdžiui, šeštadienį 2 ryto, ar jie turi tokį žmogų, ar mes suderinam tuomet, jeigu sistemoje kažkas vyksta puolimas, mes jie izoliuojam. Jeigu mes izoliuojam, tai faktas, kad pirmadienį atėję darbuotojai kažkokių paslaugų negaus, kažkur neprisijungs, reikia atlikti tyrimą. Ar tas žmogus šeštadienį 3 ryto atsikėlęs, ar jisai pakels, ar jis yra budintis ir tuos veiksmus sutvarkyti taip, kad jau pirmadienį galėtų žmonės eiti į darbą ir dirbti savo kasdienius darbus. 90% apklaustųjų iš pačios apklausos tai teikia pirmenybę paslaugai, kuomet būtų ne vien tik tai aptikimas, reagavimas, bet taip pat ir atsakomieji veiksmai, tie vadinamieji remediation actions. Kad jeigu aptiko, tarkim, prasidėjo viename kompiuteryje įsilaužimo, tarkim, leidžia ransomware kokį nors bando leisti, šifravimo virusą ir iškart jisai atsakomieji veiksmai jį izoliuoja, kad iškart jį izoliuoja ir aiškinasi, kaip čia, ar kažkas USB atmintinė idėja, ar kažkoks procesas per tinklą prasidėjo, kad neužkrėstų labai plataus įmonės kompiuterių skaičiaus. Taip, ir kodėlgi dar tos paslaugos yra svarbios, tai ypatingai dauguma kenkėjiškų tų atakų, kurios apskritai yra tikslinės atakos, tai jos būna nukreiptas į mažas arba vidutinės įmonės, tai pirmiausiai patys įsilaužėliai, jie ne tai, kad suranda mažą įmonę, o tiesiog turi tam tikrus tinklo skenerius ir praskenuoja visą IP rėžį išorinių IP adresų. Ir tarp jų kažkurie IP adresai atsako, kad
aš turiu RDP portą atvirą, ten tą 3389 ir bet kas iš interneto, bet kas galėtų prie jo jungtis. Tai tuomet iškart jau gauna sąrašus kompiuterių praskenavus, kurie turi atvirus portus arba atviras paslaugas. Galbūt kai kurios paslaugos atiduoda informaciją, kokia programinė įranga tuo portu naudojasi ir tokiu atveju gali tomis spragomis kartu ir pasinaudoti. Todėl saugumo paslaugos turi būti ne vien tik tai enterprisiniams klientams, ten kur keli šimtai, tūkstantis darbo vietų, bet taip pat tuo turėtų rūpintis ir mažusios įmonės. Ir kokia dar svarba yra, tai pirmiausia, pačios grėsmės, nes įsilaužėliai jie yra kūrybingi, jie naudojasi įvairiausiais įrankiais, galbūt dar jie tokiais įrankiais naudojasi, kuriems nėra galimybės dar jų deaktuoti, todėl tos grėsmės vis sudėtingėja, vis sunkiau yra jas aptikti. Ir pačių įrankių sudėtingumas, kurie aptinka, tai būna taip, kad mums paskambina, kai mes teikiam XDR paslaugą, sako, matau, kažkas vyksta, bet nesuprantu. Ar galite pakonsultuoti? Tai tuomet, žinoma, mes tada yra paslauga užsakyta, planuojam sesijas, kartais darom reguliarias, kartais jeigu vyksta incidentas, mes iš karto įtyrėme, kad galėtume surasti priežastis, kasgi čia iš tikrųjų atsitinka. Ir tokie sudėtingi dalykai, ypatingai, kur vyksta sudėtingi incidentai, kur nenaudojama jokia kenkėjiška programa, tiesiog naudojamas ar ten PowerShell komandos leidžiamas, arba naudojamas tam tikras pažymumas programinės įrangos, kurie klientas naudoja, bet yra pasenusios versijos. Ir klientas, galbūt yra galimybė Tomcato versiją pakelti iš 7 į 9 versiją, bet tuomet neveiks jų verslo valdymo sistema, nes ji veikia ant tos 7 versijos, padarysi 9, nebeveiks. Tai kaip daryti, kad tu galėtum tą senesnę versiją naudoti, turi kuo daugiau apriboti paslaugų, kurias išeina tas serveris, arba įkelti į DMZ zoną ir išleisti tik tai tos portus, kurie tas paslaugas duoda, ir tam tikrus tos portus kartu ir stebėti. Ir žinoma, pats laikas nuo pradinio įsilaužimo, jisai vis trumpėja, o duomenų pažeidimų kaina ir toliau didėja. Todėl ir svarbu, kad tu kuo anksčiau pastebėtum, kai vyksta pas tave įmonės tinkle, tarkim, kompiuterio tinklo ar žvalgyba, ar tai yra išorinė žvalgyba, ar porskeningas vyksta, nes dažniausiai įsilaužėliai pasidaro pasyvią žvalgybą, susirinka informaciją, kokia yra laisvai prieinama internete ir iš tų šaltinių bando pažiūrėti, ar ta informacija šiuo metu yra aktuali. Jeigu bando prisijungti tam tikrais portais iš IP adresų, kurie turėtų šiaip neapsijungti tais portais, tai mano IT administratorius, kad aš waitlistinu IP adresus ir neleidžiu kitiem prisijungti, bet paaiškėja tiesa visiškai kita. Ir tuomet, tu anksčiau laiko pamatai, kad vyksta tam tikros žvalgybos ir reikia tau kuo greičiau kartu ir sureaguoti. Ir pati rinka, tai pagal pačią apklausą, tai paskaičiavus, kaip MDR rinka pati auga, tai MDR tai yra Managed Detection and Response, tai yra ne vien tik tai grėsmių aptikimas, bet ir jų užkardimas. Ir ta rinka auga greičiau negu patys endpoint security pardavimai. Tai ne vien tik tai antivirusinės programos yra įsigijimos, bet taip pat įsigijimos ir paslaugas, kuriomis būtų galimybė ne vien tik tai saugotis, bet ir mokėti jas stebėti ir atpažinti. Todėl mūsų įmonė yra susidėliojusi tokį paslaugų krepšelį. Renkantis pačias paslaugas, mes gauname ne vien tik tai saugumo paslaugas, bet kai įsigijate seto programinę įrangą, jūs gaunate kartu ir techninio palaikymo paslaugos. Yra tam tikros paslaugos, kurios yra nemokamos. Jeigu kažkas neveikia, rašot į suportą, mes padedam, pagelbėjom. Reikia surinkti logus, surinkat logus, atsižiūrėt, mes analizuojam. Bet jeigu reikia greitesnio reakcijos laiko, tas, kuris dabar yra, jūsų netenkina, tai tuomet techninio palaikymo paslaugomis mes galime pagelbėti ne vien tik tai sprendžiant problemas, bet padėti sudiegti saugumo sprendimus pačius, juos automatizuoti. Jeigu iš karto per Active Directory jūs pririšat kompiuterį, automatiškai jį susidėgia valdymo agentas,
valdymo agentas komunikuoja su centralizuota valdymo konsolė, jis tenai atsiranda, patenka į grupę, kur nėra saugumo produkto, jau automatiškai susidėgia saugumo produktas, tuomet patenka į kitą krepšelį, kur nėra inspekto agento, inspekto agentas užsimeta politiką ir tokiu būdu mes jau visus tuos žingsnius, juos galime kartu ir susiautomatizuoti. O renkantis iš kibernetinio saugumo paslaugų, tai nurodome, kad paslaugų krepšelėje pasirinkus bet kurią iš kibernetinės saugos paslaugų, įmonės gauna ne vien tik tai kibernetinės saugos paslaugas, bet kartu gauna ir techninio palaikymo paslaugas, tiek įsipareigojimą pagal SLA lygmenis reaguoti į pačius ar klaidas kažkokias, ar kažkokius incidentus, pagal kaip mes reaguojame. Taip pat įeina kartu ir ne tik SLA lygmenys reakcijos laiko, bet ir esamos situacijos įvertinimas, tai reguliarios sesijos, kuomet mes vykdome patikrą ir pažiūrim, ar viskas tvarkingai yra sukonfigūruota. Na ir teikiame pagalbą, kaipgi susidėkti, kaipgi atsinaujinti, kaip procesus automatizuoti, kad jie veiktų sklandžiai. Iš techninių pačių palaikymo paslaugų tai yra tokia kaip ir mato lentelė, kuri sudaryta standartinis palaikymas, kai jūs, tarkim, įsigyjate tik tai Assetto licenciją ir kągi jūs galite gauti. Jūs gaunate supportą mūsų, taip, jisai lietuvių kalba, o kiti visi elementai jau įeina jeigu mes turėtume pasirinkę techninio palaikymo paslaugas, jie įeina būtent jau į lentelę, kaip matote, per viduriuką. Tai yra premium palaikymas, tai yra mūsų kaip distributoriaus Not Baltico palaikymas ir taip pat yra šalia ir Asset Premium palaikymas. Tai Asset Premium palaikymas, jeigu įmonė turi darbuotojų, kurie gali, kaip sako, 24/7 dirbti arba turi galbūt komandą, tai galbūt rinktis Asset Premium palaikymą, bet tokia šabloninė įmonė, tai dažniausiai dirba nuo 8 iki 6 vakaro, tas reakcijos laikas jiems yra priimtinas, o jeigu jau turi įmonė, kuri jau turi tą patį, kur keičiasi pamainomis, tai tada, aišku, gali pasirinkti tas, kur būtų 24 valandas per parą palaikymas. Na ir sesijos pačios yra, tai yra sudėliojami prioritetai, koks yra reakcijos laikas, kuomet mes būtent priklausomai nuo problemos lygio, ar tai yra kritinė problema, tai tuomet reakcijos laikas yra iki 2 valandų sureaguojama, jeigu tai yra vidutinio ir taip toliau. Tai pagal tai yra įsipareigojimas. O kai yra standartinis palaikymas, tai pirmiausia mes aptarnavome klientus, kurie yra premium klientai, ir paskui tik tai teikiame tiem, kurie turi standartinius palaikymus. Tai nebus jie nuskriausti, jie taip pat gaus iš mūsų kartu ir dėmesį. Na ir reakcijos tie laikai, jie yra susijęs su tom, kad klientas gali su jumis komunikuoti ne tuo standartiniu pagalbos telefonu, jis turi skirtinę liniją, susiekti su pačiu inžinierium, galbūt kai kurias problemas yra galimybė spręsti telefonu. Jeigu telefonu nepavyksta, tai tuomet yra galimybė pateikti užklausą arba telefonu, yra galimybė balso paštu pateikti, pas mus į CRM sistemą įkrenta jūsų užklausą ir mes ją kartu ir apdorojam. Na ir kągi dar gali gauti klientai, kurie pasirinkę tą paslaugą, jie gali taip pat turėti ir nuotolinės sesijas. Tai yra galimybė gauti nuotolinės sesijas. Tas, kas turi standartinį palaikymą, tai nuotolinės sesijos yra jiems būtent pagal norus yra, tai yra tam tikras mokėjimas valandinis įkainis, kad gauti tą sesiją. O kai pasirinkus iš premium palaikymo paslaugų, jos yra dedikuojamos tam tikrais kartu ir intervalais. Ir kalbant apie kibernetinės saugos paslaugas, tai kibernetinės saugos paslaugos mums suteikia galimybę vykdyti aptikimo reagavimo veiksmus priklausomai pagal planą. Tai pagal planą, tai reakcijos laikas yra tas pats kaip ir techninio palaikymo paslaugose, o su aptikimo ir reagavimo būtent planų, tai mes galime gauti pagalbą iš būtent Not Baltic saugumo specialistų. Kuogi skiriasi XDR paslauga nuo būtent MDR, tai kaip matome visi tie žingsniai yra tapatus, tiek yra galimybė ištirti patį incidentą, kai turime tą paslaugą ir tarkim įvyko kažkoks įsilaužimas arba žvalgyba ir reikia konsultacijų, tai tuomet mes susijungiam nuotolinę sesiją ir ištiriam, tai tos jau konsultacijos jau įeina į paslaugos kainą.
Jeigu klaidingai antivirusinė programinė įranga aptinka tam tikrą grėsmę, tarkim, yra kažkokia buvo irgi situacija, buhalterinė programa lietuviška ir ją aptinka kaip kenkėjiška, nes ji veikia labai įdomiai, tiesiog buhalterė paleidžia šorkutą ant darbalaukio, ta programa sukuria nuotolinę RDP sesiją per tą failą ir tokiu atveju prisijungiama nuotoliniu būdu prie serverio. Tai va, tai tokia, aišku, keistas veikimo principas, bet tai yra tokia archaiška senovinė buhalterinė programa ir tokia atveju setas gali blokuoti. Tai va, tai tą ryšį blokuoja. Tai tuomet kreipiantis į mus mes sukūrėme išimtį arba konsultuojamės, siunčiam tą informaciją mūsų klaidingo atpažinimo centrui, kuris identifikuoja, kad tai nėra kažkas kenkėjiško. Ir jeigu neaptinka grėsmę arba yra blokuojama klaidingai, tai tuomet tai yra komunikacija su mūsų centriniu pagalbos centru, tai su NotBaltic pagalbos centru, ir mes pagelbėjome, kaipgi tas visas tiek išimtis susikurti, tiek pačius ir aptikimus. Jeigu vyksta incidentas ir reikalinga ataskaita, jeigu reikalinga ataskaita pateikti nacionaliniam krizių centrui apie įsilaužimą, tai tuomet gaunate tiek iš mūsų pirminės konsultacijas, kaip tas yra atliekama, tiek gavę žurnalinius įrašus mes galime parengti tą ataskaitą, kurią galit paskui nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui kartu ir ją ir pateikti. XDR paslaugoje pačioje taip pat, jeigu mes turime komandą arba žmogų, kuris išmano būtent XDR tas subtilybės, kaip kurti taisyklės, kaip kurti būtent, kaip nagrinėti tuos incidentus pačius, tai jisai gali gauti pagalbą kartu iš mūsų. Jeigu tokio žmogaus nėra, tada mes renkamės MDR paslaugą, kad tai viską paliekame atlikti saugumo specialistui iš NotBaltic įmonės, kuris rūpinasi sauga ir jeigu pamato kažkokias neaiškės detekcijas, tuomet informuoja tik tai IT specialistą, kad jisai imtųsi veiksmų ir užkardyti. O MDR atveju tai yra daroma jau būtent žinomos grėsmės jau yra iškart blokuojamos, informuojama, kad buvo stabdyta, buvo neleista arba buvo užblokuota ir tuomet mes jau vykdome be inžinierio žinios, nebent jisai kai kurie atvejai, kurie nestandartiniai, tuomet jau su juo deriname, ar tą blokuojam, tarkim, hashą, kuris yra kenkėjiškas, ar ne. Taip, ir pati MDR paslauga, tai sudaro taip, kad mums būtinas prisijungimas prie pačios jūsų inspekto pačios konsolės, tai yra, kad geriausia, aišku, tai, kad jeigu tai cloudinis sprendimas, galime ir on-premise sprendimus taip pat prižiūrėti ir taip pat rengti nuolatinės sesijas. Tai jeigu pasirinkęs klientas yra aptikimas reagavimas su XDR paslauga, tai tuomet sesijos nuotolinės yra iki 4 valandų per mėnesį. Tai įprastai mes su įmonė susijungiame būtent per savaitę 1 valandą skiriam tam laikui, kad pasižiūrėti detekcijas, ar nėra kažkas tokio atsitikę. Tai nebūtinai, kad iškart bus kažkokie įsilaužimai. Galbūt yra aptikta, kad darbuotojas įsirašė į Google Chrome įskiepį, kurio leidžia prisijungti nuotoliniu būdu per jo kompiuterį. Tai va, tai netgi ir va tokių visokių neaiškių tokių dalykėlių ir kodėl jis tai padarė, galima irgi tokiu atveju kartu ir aptikti. Ir tos sesijos yra. Tai sesijos yra ir po sesijų mes, kai atliekame MDR paslaugą, mėnesio gale patikime ataskaitą. Dar galima, aišku, ją pristatyti tą ataskaitą ir ataskaitą yra sudėliota, kokios buvo grėsmės aptiktos, kokios buvo užkardytos, kokie klausimai yra atviri, kurios galbūt reikia spręsti, bet kai kuriais atvejais reikalingos investicijos, kad tas pažeidimas būtų sustabdytas, kokie kompiuteriai labiausiai triukšmaujantis yra, kokios sistemos reikėtų jas atnaujinti, kokie yra pažeidžiamumai ir kokių veiksmų kartu ir imtis. Tai MDR ataskaitoje mes tą galime kartu ir pamatyti. Ir kaipgi vyksta apskritai komunikacija su mūsų pagalbos centru. Tai kai įmonė pasirašo paslaugų teikimo sutartį, ji gali teikti, skambinant, kaip ir kalbėjau, tiek balso paštu pateikti užklausą, tiek gali elektroniniu paštu, tiek skambinant telefonu. Taip gali tuomet problemą pačią mums arba parašyti elektroniniu paštu, jeigu tai yra kritinė, tai aišku žinoma ir parašyti ir paskambinti, kad mes galėtume iškart imtis veiksmų nelaukdami, kol tas reakcijos laikas iki 2 valandų eis. Tai greičiausias laikas, kai mes kritinę problemą išsprendėm, tai
mums paskambino įvykus problemai 4 minutės ir po 3 minučių jau sprendėm tą kritinę problemą. Kritinės problemos yra tos, kurios gali sustabdyti įmonės veiklą, skyrius gali neveikti, nekomunikuoti ir reikalingas kuo greitesnis reakcijos laikas, kad tą problemą ištaisyti. Tai tokiu atveju ir tas sujungimas kartais būna ir momentinis. Na ir kokie įsipareigojimai yra. Tai kai mes teikiame tą paslaugą, tai pasirašome sutartį, kurią įsipareigojam kokiu metu teikti pačią paslaugą ir taip pat apsibrėžiame, kaip tas reagavimo laikas bus iš mūsų pusės nustatytas. Jeigu tai yra kritinio saugumo vertinamas problema, tai yra iki 2 valandų darbo laiku, jeigu aukšto yra iki 4 valandų ir įprasto tai yra iki 1 darbo dienos. Galbūt ten yra koks didelis laudas, yra CPU per daug kažką valgo. Tai nėra toksai kritinis yra, tai liečia galbūt tik tai vieną tam tikrą kompiuterį, kažkokios konfiguracijos ir tuomet 1 darbo diena yra pakankama, kad gauti tą reakcijos kartu ir laiką. Kaip planuojamas nuotolinės sesijos? Tai kaip jos yra planuojamas? Tai pirmiausiai nuotolinės sesijos, kuomet yra pasirašoma sutartis, tai per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo mes suderiname laiką, kada pasižiūrėtume būklę pačią. Kai kurie klientai galbūt visai neturi saugumo sprendimo, reikia jį sukonfigūruoti, kai kuriems reikalingos konsultacijos, ar viskas tvarkingai veikia, ką detektuoja, į ką atkreipti dėmesį, galbūt ne visi saugumo lygiai yra sujungti arba nėra tvarkingai sukonfigūruotos politikos ir reikalingas mūsų konsultacija, kaip tą dalyką susitvarkyti. Ir kitos sesijos, tai yra būtent tos vadinamosios saugumo būklės įvertinimo, mes jas vadiname health checko sesijomis, patikrinti jūsų tinklo, kaip sako, sveikatą iš saugumo pusės, surasti galbūt kompiuterius arba serverius. Būna taip, kad kai kurie kompiuteriai gauna išorinį IP adresą ir juos daužo. Eina 3389 portų, eina ten 45, 22 ir tiesiog paaiškėjo taip, kad darbuotojas dirbantis namuose, jisai interneto kabelį tiesiog, kur paslaugos tiekėjas suteikęs, jisai ne į tinklo prijungiamą štatorių, o tiesiog į savo kompiuterį. Na, jisai ir gauna tuomet išorinį IP adresą ir momentaliai pradeda kilti įvairiausios atakos, visokie skenavimai ir jisai patenka į būtent, kaip sako, aukščiausio prioriteto ir rizikos lygį. Na ir, aišku, mūsų klausia žmonės eiti būtent tos įmonės. Tai kaip tokia atveju tvarkyti? Tai, sako, vienintelis būdas, jeigu darbuotojas jungiasi prie įmonės tinklo, jisai vis tiek dirba su įmonės asmens duomenimis ir dirba nesaugiai. Tai tokiu atveju, jeigu jisai neturi tinklo maršrutatoriaus, kad galėtų saugiai leisti jungtis prie įmonės tinklo, tai turėtumėt neleisti tokiam darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu, kol jisai nesukurs savo saugios aplinkos. Tai va, tai irgi vienas iš tokių sprendimo būdų, kaip tą galima būtų susitvarkyti. Jeigu įmonė pasirinkusiam dero paslaugą, tai tos nuotolinės sesijos ir konsultacijos su mūsų specialistais yra jos neribojamos. Tai nėra, kad ten mes kiekvieną dieną ten jungiamės po valandą, tai dažnai mesgi viską prisijungę prie sistemos galime sutvarkyti. Ir tas grėsmės jau iš anksto kartu ir užkardyti. Jeigu įmonė pasirinkusi aptikimas ir reagavimas su XDR paslauga, tai tuomet tos sesijos yra iki 4 valandų per mėnesį. Kai kurios įmonės pasirenka kas 2 savaitės po 2 valandas. Sako, mums taip paprasčiau, mums taip geriau ir mes tuomet turime jau susirinkę per porą savaičių kratinį klausimų, kuriuos reikėtų aptarti, o kai kuriais atvejais reikalinga mūsų pagalba. Būtent tai tuomet galim ir rengti ir neplanuotas sesijas. Ir kaip vyksta, jeigu įmonė pasirinkusiam dero paslaugą, kaip vyksta jos pats teikimas, tai pirmiausiai yra reikalingas mums prisijungimas išorinis su 2 faktorių identifikacija prie jūsų Asset Protect konsolės ir Inspect. Mums Protecto konsolė, tai mums reikalingos tik tai peržiūros teisės, mes kažkokių tokių pokyčių tenai nedarome, mes tiesiog informuojame, ką reikėtų pakoreguoti. O Inspecto konsoliai, XDR konsoliai, tai jau mes jau tas priežiūros paslaugas jau patys ir kaip administratoriai tiek jos kūrėm išimtis, kūrėme filtrus, fiksuojame incidentus, kai kurie incidentai pavirsta tik tai įvykiais ir tuos būtent reikalus visus ir sprendžiam. Tai tokiu atveju yra vykdoma nuolatinė įspėjimų priežiūra. Jeigu kažkoks incidentas įvyksta, mes iš karto jį stabdom, jeigu jis yra, matom, kad yra jau vykdomas jau keliavimas į tinklą, skverbimas jis gilin ir reikalingas mūsų įsikišimas.
tai pirmiausia, jeigu tokia incidentas įvyksta, mes jį sustabdome ir informuojame užklausą dedikuotą būtent elektroninį paštą. Dažniausiai būna toks kaip centrinis, visiems siunčiamas aliasas sukurtas, kad keli gautų darbuotojai būtent tą laišką, kuris yra laisvesnis, kartu galėtų ir sureaguoti. Na ir mėnesio gale mes teikiame pačią būtent ataskaitą, kurioje sudėliojame būtent kritinės dalis, koks yra saugumo lygis jūsų tinkle, kokių veiksmų reikėtų imtis, kad tos problemos būtų ta rizika sumažinta iki įmoniai priimtino lygio. Na ir kaipgi apskritai valdoma ta pati ir stebima paslauga, kaip yra vykdoma, tai pirmiausiai pradžioje tai yra vykdomas diegimas ir optimizavimas, nes sudiegus inspekto agentą į kompiuterius daug yra įvairiausių triukšmo. Tai ten jungiasi, ten keliauja, tai procesai vyksta. Ir kai mes jau ne vienam klientui teikiam tą paslaugą, mes iškart galime, jau žinom, kokie procesai yra, mes netrukdom pačių inžinierių įmonės, kad va čia tas vyksta ar anas, mes jau žinom tos procesus, ne pirmą kartą matom. Tai mes juos apšlifuojam, aptvarkom, paoptimizuojam, tai gali trukti iki poros savaičių, kol mes susidėliojam tosius procesus ir tuomet jau galim tiksliai matyti, jeigu yra kažkokie pokyčiai ir kokios tos operacijos kartu ir vyksta. Na ir grėsmių medžioklė. Jeigu būna taip, kad įmonė mato, kad kažkokios deksijos ir jos nėra pagrindinės, bet yra jai neaiškios, tai tuomet mes galime pagal pareikalavimą ištirti, kaip ta aplikacija veikia, ar ji kažkur nesijungia į išorę. Dažnai būna atviro kodo, daug visokių programėlių vartotojai prisirašo. Na ir matom, tai ten kilmė iš Kinijos, tai ten kilmė iš Rusijos, tai ten nuotoliniam darbalaukiui naudoja, pavyzdžiui, ASPIA. Tai va, tai ASPIA irgi vienas yra būtent iš tų nedraugiškų šalių sukurtas produktas, nemokamas yra jisai ir jo galime mes nuotoliniu būdu jungtis. Tai netgi ir va tokius va irgi iškapstai ir nurodai klientui, tu gerai, jisai gali naudotis, bet jisai žinai kokia kilmė. Tai va taip galima ir kartu ir įvertinti. Ir jeigu vyktų koks incidentas, mes atliekame taip pat pagal paslaugą ir skaitminę ekspertizę ir nurodom, kas ten gali būti joje, būtent kas yra pavojinga, kur buvo jungtasi, iš kokio įrenginio. Dažnai būna taip, kad ne visuose įrenginiuose yra įdiegtas būtent tas inspekto agentas, kad galėtum tą pilną vaizdą matyti, bet matai, kad kažkoks įrenginys tinkle triukšmauja, jisai daro port skeningo atakas ir buvo taip, pas klientą mes susijungiam, sakom, žiūrėkit, porto skenavimą vyksta, tai sako, ai, čia žinau, čia yra klasiai kompas ir mes tą klasę nuomojam kitom įmonėm ir jos daro penetration testingus. Tai sakau, tai jūs atskirkit VLANus, kad neįtų jūsų centrinį tinklą ir taip susidėlioja. Ir kaipgi vyksta apskritai tas pasiruošimas pačiai paslaugai, tai prieš teikiant paslaugą mes visuomet duodam tam tikrą formą, kurioje yra sudėliota, žinot, kokias programas naudoja, nes tada žinosim pagal tai, kokią programą aptinkam, mes iš karto met galim sukurti jai ir išimti. Jeigu įmonė naudoja, tarkim, ten kokį manage engine, tai jisai irgi daug triukšmaujantis yra, bet žinom, kad jie yra jį naudoja. Jie įrašo, kad mes čia mūsų programa naudojama kasdienai ir tuomet mes, tada sukuriam išimti ir daugiau prie to klausimo kartu ir negrįžtame. Pasirinkus bet kurią iš saugumo paslaugų yra visuomet galimybė gauti kartu ir ESETO mokymus. Tai yra galimybė kartu gauti ESETO mokymus. Jie pasirinkus vieną iš paslaugų, jie įeina nemokamai, tie mokymai patys. Jeigu atskirai perkant, tai jeigu norime su Protekto mokintis, tai kainuoja tie mokymai 250 €, o 500, jeigu norime inspekto mokymus išmokti, bet kai pasirinkame vieną iš saugumo paslaugų, jau mokymai įeina į paslaugos kainą. Na ir mokymus mes suteikėme, būtent kaip pradedame paslaugą teikti, tai per 30 dienų rekomenduojame jiems darbo dienų pasižiūrėti, kažkur pusantro mėnesio gaunasi. Ir po jų tuomet lengviau yra kontaktuoti saugumo klausimais su pačiais specialistais, nes kai kurie atvejai mokymuose jau yra prašyti ir tos žinios išlaikius pačius egzaminus, nes suteikiamas yra ESETO sertifikatas tarptautinis, kuriuo galime, jeigu darbintis įmonėse arba pagrįsti savo žinias, tai bus oficialus ESETO išduotas sertifikatas.
Ir kaipgi tas vyksta jungimasis, tai tiesiog gaunamas toksai laiškas prie edukacinio centro, matome būtent kokie mokymai yra priskirti ir juose yra išskirstyta, kad mokymai yra vieni 4 valandos, kai kurie yra ten 7 valandos, bet nereikia jo, kaip sako, ščirai nuo A iki Z pereiti, mes tą dieną turime valandą, tai 1 valandą pasimokinam ir uždarom prie edukacijos centro. Paskui po 2 dienų vėl prisijungiam ir mums nurodo, kad jūs galite tęsti nuo ten, kur baigėte. Tai tu taip gali po truputį, skirdamas kažkokį laiko tarpo mokymams, gali tos mokymus prasieiti ir paskui išlaikyti patį kartu ir sertifikatą. Na ir kaipgi atrodo tie sertifikatai, tai yra išduodami tokie kaip, jeigu pasirenkame Protecto konsolės, tai būtent tai bus Client Security Specialist, paskui profesionalas saugumo, paskui inspekto, tai yra specialistas optimizacijos ir taip pat, jeigu tai yra cloudinis sprendimas, tai tokiu atveju jūs galite gauti cloud saugumo specialisto sertifikatą. Tai tiek aš norėjau pristatyti šiuose paslaugose, kokias mes jas teikiam, kokia yra nauda jų, kokios galimybės pačiam pasimokyti. O jeigu mes pasimokyti neturime tą laiko, tai galbūt tą dalyką dedikuoti saugumo specialistams, kurie kasdien dirba toje srityje. Ir tokiu atveju nuo to bagažo žinių, jeigu mes negalime jos įsisavinti, perduoti joms ir saugumo lygį palaikyti tokį patį, ar mes patys mokinamės, ar dedikuojame kitiems. Tai ačiū uždėmesi.